Nu tai ką, sveiki, aš vėl grįžtu po ilgo laiko ir dabar gavosi taip, kad aš ten pradžiai šiek tiek filmavau ir man įsijungia balsas, tą dalį tiesiog įdėsiu, nes nėra labai ilga. Ir dabar greit pražvelgsiu, ką aš norėsiu daryti. Šiandien aš pasikirsiu medienos, bandysiu kažką patobulinti namuose, dar biškį pasikasinėsiu ir eisiu pasirinkti biškį to mėsos, nes čia labai daug žvėrių yra. Ir kaip kažkas man sakė, neprasukinėti video, nes neįdomu, tai aš jį tikrai nebeprasukinėsiu, tai dabar tiesiog bandysiu kažką kirdamas medį šnekėti, kažką gal sudominti. Nežinau, kas jums įdomu, jūs galite prašyti į komentarus, dar ten apie ką man pašnekėti. Nes aš nesu labai iškalbus, bet kuriant video reikia vis tiek kažkaip pašnekėti kažkiek kažką. Na, pradžiai kol kas medienos užteks, nes aš ten visiškai jos neturėjau, dabar eisiu namo biškį kažką, reiks eiti kažką pasikasinėti biškį. Nu, sakau, šiandien taip, ką nors taip nestipriai čia, tai kol žaidžiu, man lengva pasidarysim. Gerai, aš eisiu biškį, reikėtų biškį kelių kabutėlą. Nes aš pasidarysiu karduką. Čia toks kaip tipo nusileidimas į mano kasyklą, kuri kažkada bus. Yra senosios serijos tam, kaip aš kasiau, bet žodžiu, čia iški pasikasiu ir eisim. Gali kilt kažkam klausimų, kad kodėl aš nekuriu video, bet turbūt niekam nekils, nes man nemažai ką žiūrim, bet vis tiek aš jos beveik nekuriu, todėl kad, vasarą labai nebuvo laiko, mažai buvau prie kompo išėjęs, daugiau raidinau, turbūt visi žino, ką reiškia raidint, daugiau raidinau, tai karoči, tiesiog neišėjo prisėsti prie kompo, nebuvo laiko. Oi, gerai, kad nepaėmiau pikeksų. Va. Gerai, eisim pasikalt biškį. Čia savo temukus. Kur čia? Gerai, darom biškį pasikirsim mėsos. Ir eisim gal kažką pažiūrėti kasyklas, kas ten tokia gero. Dabar aš sakau, galbūt rasiu to laiko daugiau, į savaitę pasistengsiu bent po vieną video įkelt. Pradėsiu vėl žaisti savo išlikimo žaidžiu, po to ten ką dar vos kai bloką padės, nežinau, ar kėliau, ar ką, žodžiu, atmintis duona biškai. Ir jo, čia gerai, kad aš pasižiūrėjau, nes būčiau kritęs ir nukritęs. Bet aš ten matau gerų resursų, tokių kaip ironas, nes čia yra tarpeklis, matau va zombis. O Enderis vaikšto savo atsipūtęs. Gerai, kaip sakiau, reikės atkasinėtis, nusileisim pasirinkti resursų. Galbūt ironą pasirinkti. Gerai, reikia grįžti namo, pasidarysiu porą pikeksų ir eisiu, nes dabar tos mėsos kiek užteks. Bet man geriau resursų pasirinkti dabar. Tokių kaip ironas, kaulas, dar ten kokia. Jo, man šiaip sniego biomas nelabai patinka, nu bet ką padarysi, kokį gavom, tokį gavom. Pažaisim ir sniego. Dabar, kadangi ta 1.6 versija išėjo, dabar tos modus tipo sunkus ir šitą arba jų iš viso nina. Tai man iš tikrųjų aš norėčiau įsirašyti tą mapą, nes aš dažnai pasiklystu. Šiaip, tai nežinau, špirti tų pamokų, bet nėra labai lengva įsirašyti. Nu, gerai. Sumetam čia daiktus. Nu, čia mesim. Gerai, simsim biškį šito. Pasidarysim biškį pagaliuko. Jo, pasidarom porą pikeksiukų. Dar vieną kastuvėlį. Ir galėsim eit pasivaikščiot. Taip. Kur ta mano įrankiai ten guli, va. Kastuvas ką tik pradėtas, bet vis tiek.
dalykai. Nu, dar galima čištimės. Degalų aš nelabai turiu, bet vis tiek. Ai, dabar naktis gerai. Pamiegosim. Ir galėsim maiti. Va. Štai ir mūsų rytas. Galim ait. Varyt, kasinėtis. Nors aš turbūt vis tiek mirsiu, kaip dažniausiai būn. Dažniausiai, vat, kaip nemiršti, tai varyt kokiam servę, ten kasinėtis va su draugais, ten smagiai, taip. Mes šiaip su draugu tokį kuriam, turim kanalą Game Vloggers, ten pakuriam video. Tai ten žaidėm Hunger Games, bet mano kompas buvo perstartas, žodžiu nebėra, bet pakuriam mes ten video irgi ir jo kanalas, pavyzdžiui, Lion Base, bet jisai ten kuria savo, aš kuriu savo, bet kartais sueinam ir šiaip pakuriam kartu. Jo, aš sakau, kad aš nemoku normaliai keivose vaikščioti. Vos tik atėjau keivą, jaustu, kad turėjom oi su viena HP. Jo. Dabar reikia pasisaugot, nes vieną strėlės skeleto ir aš guliu ištiesęs kojas. Jo, ir man turbūt žinot respond nuo Minecraft'ą, kaip man būna. O ne, gerai viskas. Šitas epizodas nemanau, kad bus labai ilgas, todėl kad čia kaip po pertraukos tokį trumpą, ką nors taip apžvalgą, tokią kažkokią. Gerai, reikia man pakilt, nueiti iki dar vieną ironą matau. Ir greičiau, nes aš čia bijau mirt greitai. Va, čia paims ironą ir galėsiu nueiti. Ir šiaip tai galit man rašyti į Skype'ą, rašyti į komentarus klausimus, nes kai jų tikrai bus, aš padarysiu atsakomą į video, aš netgi turiu mapą pasidaręs. Bet tiesiog vat nėra klausimų, laukiu klausimų, tai žinokit. Gali klausti bet ką apie Minecraft'ą, tai, apie gyvenimą nelabai, bet ta prasme, ką šiaip dar lošiu ten, tokius visokius klausimus, kad dažnai klausiu. Gerai, užkylam, varom namo, ačiū paraironas. Paimsim. Ja, turbūt neužteks blokų, reikia sustoti. Toj pažiūrėsim, kiek mes mums čia gaunas. Laukit biškį, dabar sustabdysiu, nes turiu. Na va, aš grįžau ir mums gaunasi apie 9 minutės ir tai tikrai normaliai laiko. Ir dabar aš turbūt grįšiu namo ir baigsiu šį epizodą, nes aš vis tiek galiu tik iki 15 minučių kelti dar. Žodžiu, kitam epizodą aš turbūt jau būsiu pavalgęs, tai nenustepkit. Po to gal maisto dar pasirinkęs, įsikepę šitą ironą. Ir bandysim leistis ten toliau, aities pat kažką. Dabar 10 irono vienas kalbu. Bet kaip yra, taip yra. Grįžti maisto paimam kelis. Ir galima eiti namo. Šiaip paieškosim čia arkliukų, man atrodo rasim. Nors sniegynuose nelabai jie būna, bet esu matęs kažkokį video, buvo radę sniegynuose kelius arklius. Tai galėsime paieškoti. Gerai, ir tai tiek šiam kartui. Ačiū už peržiūrą. Ir iki kito karto.